Džiaugiamės šiandien galėdami pakalbinti Akvilę, kuri yra gydytoja akušerė ginekologė, taip pat mama ir žinoma svarbiausia mūsų mylima žemiau bambos nėštumo bei gimdymo kursų lektorė. Taigi Akvilė, kai kalba pasisuka apie nėštumą, manau, kai ir tu esi ginekologė, tai žinom tą situaciją, kad dauguma moterų turi daugybę klausimų ir tikrai ne viską spėjame aptarti gydytojo kabinete, ar ne? Kiek dabar konsultacijoms yra skirta laiko? Šiaip tai iš tikrųjų priklauso nuo to, kur pacientė lankosi. Aišku, valstybinėse įstaigose mūsų situacija yra iš tikrųjų tokia silpnesnė, turim konsultacijai apie 15-20 minučių ir tikrai, kaip tu ir sakai, ne visada mes turim laiko aptarti visus smagius ar nesmagius dalykus. Aišku, privačiose įstaigose pacientės galbūt turi daugiau laiko ir tikrai dažnai pakankamai kreipiasi antros nuomonės. Pamenu, kažkada Instagram paskyroje sulaukėme klausimo apie motinystės instinktą, ar kiekviena moteris turi motinystės instinktą. Tai aišku, iškart puoliau ieškoti įrodymų, ar čia tikrai tiesa, ar kiekviena turi norėti susilaukti vaikų. Ir galiu pasakyti, kad tai yra mitas, tikrai neturi kiekviena moteris turėti motinystės instinktą ar norėti susilaukti vaikų, bet vis tik tai. Dauguma moterų nori susilaukti vaikų ir šiais laikais gyvenimą ir viską jame planuoja, tai planuoja ir šį dalyką. Bet ar verta planuoti nėštumą? Ar tai yra kažkoks dalykas, kurį gali suplanuoti ir ar reikia planuoti? Tai aišku, pirmiausia, kaip gydytojas, mano nuomonė, tai iš tikrųjų tikrai verta yra planuoti, todėl kad toks sistemingas, tikslingas planavimas jisai mums padeda iš tikrųjų užkirsti kelią tam tikrom, sakykime, nesėkmėm arba galimybėm, kurios galėtų trukdyti pastojimą patį, ar ne? Tai, sakykime, pirmiausia, pasiruošdami ir susirinkdami informaciją apie moters sveikatą, apie jos vyro sveikatą, sakykime, bendrai apie gyvenimo būdą, mes gauname tokį vieną didelę istoriją, kur mes galime, galbūt padėti žmonėms išvengti ateityje nesėkmių. Ir tuo pačiu, sakykime, sėkmingas, toks sistemingas planavimas mums yra tolimesnis kelias į sveiko būsimo vaisiaus sveikatą. Aha, ir ko gero, dėl to mes daugiau apie visą tą planavimą ir kaip iš tiesų reikia suplanuoti nėštumą. Ir rengiame jums video kursą, tam, kad galėtumėm atskleisti visas tas detalės, ką būtent galima suplanuoti ir ką reikėtų suplanuoti, o į ką galbūt neverta kreipti dėmesį, ar ne? Būtent, iš tikrųjų, tų dalykų yra pakankamai daug, ką reikėtų aptarti ir kaip kalbėjom prieš tai, ne visada mes spėjam konsultacijų metu tai apkalbėti ir kartais žmonės net nepagalvoja apie tam tikrus dalykus, kad tai gali būti svarbu, arba priešingai, kad kai kurie dalykai iš tikrųjų nėra svarbu. Taip, reikėtų nesukti galvos, atsipalaiduoti ir atsiduoti procesui. O dar vienas tokių stipresnių klausimų, ko gero, kaip ir sakau, mes visos jau moteris pradedam planuoti savo gyvenimus ir galbūt vienam atrodys, kad pirma santuoka, namas, šuniukas, automobilis ir tik tada vaikai, o kitai galbūt bus visai kitokios mintys. Bet kadagi reikėtų susilaukti tų vaikų, nes dar ir žinoma, sklando visur ore, kad jau tavo biologinis laikrodukas tik, ne ore, močiutė, vyro prosenelė ir panašiai, jau sako, tavo laikrodukas tik. Tai man kažkaip, kai pati buvau studentė, turėjau tokią situaciją, kuri prives prie mano atsakymo, kad man gal buvo 23 tada metai ir žinoma, medicinos studijos labai išvargina, visiškai bemiegės naktis, milijonas veiklų. Ir tiesiog visiškai buvo sutrikęs ciklas, neaišku, kas ten darosi manyje, nesuprantu, kas ten su tomis menstruacijomis, tai nuėjau pas ginekologę ir ieškojo, man padarė susitarimus, ieškojo problemų, ir galbūt įtarė, galbūt tai endometriozė, galbūt kažkokie kiti sutrikimai, dar neaišku, bet sako, ar turi draugą? Turiu, jau iš tiesų buvau 4 ar 5 metus su savo dabartiniu vyru ir sakau, turiu. Tai sako, bėgit ir darykit vaikus dabar, nes po to gali neišeiti. Ir aš jau turėjau visai nemažai žinių, man atrodo, netgi tada buvau po ginekologijos ciklo ir apskritai visada domėjausi tuo, tai kaip ir turėjau tų žinių, bet jos buvo visiškai nesvarbia šitoje situacijoje, nes realiai man tada pasakė, kad aš tikriausiai negalėsiu turėti vaikų ir aš tuo metu buvau pacientė, man 23 metai ir aš pareinu pas savo tuometinį vaikiną ir sakau, žiūrėk, tokia situacija, kad mes turbūt negalėsime turėti vaikų. Nes pas mane, neveikia tai. Tai ką mes darom, ar mes dabar jau bandom susilaukti vaikų
Ir mes, du žmonės 23 metų, turėjom spręsti tokią dilemą. Tai labai džiaugiuosi, dabar turiu 2 vaikus, esu su to pačiu vyru, bet aš manau, kad mane kaip ir gydytoja šitą situaciją labai puikiai pamokė, kad vaikų reikia susilaukti tada, kai tu to labai nori. Ir akivaizdu, kad tokie pasakymai tikrai nepadeda jaunai porai, kuri tuomet apverčia visą savo gyvenimą, gali būti depresija ir panašiai. Bet vis tik tai yra ir tas biologinis laikas. Tai kaip tu manai, kadagi geras metas susilaukti vaikų? Tu šiaip iš tikrųjų esi labai teisi, kad tokio vieno teisingo arba teisingiausio laiko, kada reikėtų planuoti nėštumą, turbūt niekas neatsakys. Ir kiekvienas mes pasirenkam turbūt tą laiką ir pagal savo gyvenimo būdą, pagal galų gale mūsų bendrus su partnerių poreikius ir galų gale, kai ateina laikas, kada mes nusprendžiam, kad jau yra tas laikas, kada galbūt jau ir paplanuokim, ar ne? Tai čia yra, sakykime, jau toks mūsų turbūt kaip poros apsisprendimo klausimas, kada mes norėsim, ar mums kai bus 20, ar kai bus 23, galbūt kita pora išgirdusi panašius komentarus, ką išgirdot jūs, sakytų gerai, darom, viskas tvarkoja, mes pasiruošę, ar ne? Bet, sakykime, jeigu jau žiūrėti grinai iš mokslinės pusės, statistinės tokios pusės, tai šiaip rekomenduojamas amžius, kada galbūt reikėtų planuoti nėštumą, arba toks, geriausias laikas, tai būtų nurodytas laikotarpis nuo 20 iki 35 metų. Ir čia turbūt irgi neatsitiktinai jis yra toks parinktas, todėl kad tokiam amžiaus tarpsnyje moteris yra geriausia savo fizinės sveikatos ar ne, mažiausiai turi lėtinių kažkokių ligų. Ir natūralu, kad jinai fiziškai galbūt labiausiai yra pasiruošusi išnešioti vaikutį būsimą. O kaip jau yra su kitais, tai šalutiniais veiksniais, su pasirengimu ne tik fiziniu, bet ir, sakykime, psichologiniu, tai jau yra tokie niuansai, kurie jau iškrenta kaip ir visur iš tų taisyklių. Ir apskritai, manau, kaip mokslininkė dar galėčiau papildyti, mes vis kalbame ir kaip tu sakai, vadovėlis yra tas, kad nuo 20, tarkim, iki 35 metų palankiausias metas, bet mes žinome, kad statistika ir vadovėliai tai yra vidurkiai ir išimčių gali būti tiek į vieną pusę, tiek į kitą pusę, pačių įvairiausių. Ir mes tikrai negalime kiekvieno žmogaus sudėti vidurkius. Todėl jeigu turėtumėm visą pasaulio laiką ir jeigu gydytojas galėtų su jumis visą tai aptarti kabinete, tikrai išsiaiškintumėt, kad dėl to labai svarbu planuoti pagal save ir visus. Būtent, aišku, yra žinoma tokių situacijų, mes apie jas, aišku, kalbam plačiau ir nėštumo planavimo seminare, kai galbūt reikėtų kažkiek tą laiką jau pakoreguoti į vieną arba į kitą pusę, ar ne, ir ten labai neuždelsti, bet tai yra išimtiniai atvejai ir tikrai visom moterim to taikyti negalima. Tai dabar man iš karto kilo klausimas, gal gali papasakoti kažkokių išimčių, manau, daugam būtų įdomu išgirsti, kaip būna nevidurkiai. Iš tikrųjų, tai galiu papasakoti tokias 2 skirtingas situacijas, tiek kai tas vidurkis galbūt nėra toksai sėkmingas ir tą variantą, kada iš tikrųjų labai pasisekė, tokia loterija, sakykime, gera, ar ne? Tai vienas galbūt iš tų variantų, tai yra prieš gerus turbūt jau porą metų, sakykime, teko konsultuoti porą, abu sveiki, virš 35 metų, ir, sakykime, atvyko jie, todėl kad pusę metų jiem nepavyksta pastoti. Tokios kaip nėštumo planavimo konsultacijos jie atskiros neturėjo, tiesiog pasikliovė, sakykime, pažįstamų, bendradarbių, draugų, interneto, sakykime, informaciją ir atvyko todėl, kad jiem nepavyksta. Aišku, nelaukia jie galbūt to rekomenduojamo 12 mėnesių laiko, nes sako, vis tiek čia mum amžius toks, ant ribos jau norėtumėm pasižiūrėti. Ir aišku, mes kai pradėjom detaliai rinkti informaciją, klausinėtis, atlikti tyrimus, pastebėjom, kad pas moterį ir šeimoje, tiek pas mamą, tiek pas močiutę iš moteriškos giminės labai anksti prasideda menopauzė. Ir tai yra būtent toks labai panašus laikas, kaip tuo metu buvo pas tą moterį. Ir iš tikrųjų tas truputėlį šokiruoja, aišku, tiek pačią porą, tiek pačią moterį turbūt asmeniškai ir aišku mus kaip gydytojus. Nes, tuo atveju mes jau nebelabai galėjom kažką pagelbėti ir padaryti. Ir šiuo atveju turbūt gal ir būtų buvę visai neblogai turėti ar planavimo konsultaciją, ar, sakykime, šiek tiek iš anksčiau, žinant tą tokią, nelabai palankę savo šeimos istoriją, planuoti galbūt kažkiek anksčiau. Tai čia vienas iš tų tokių, Taip, bet čia ko gero irgi ta žinutė, kad vienas dalykas yra vidurkiai ar kraštutinumai, bet labai svarbu ir žinoti savo istoriją, savo pačios sveikatą, bei šiek tiek, ypač moteriams, savo mamos ar močiutės, tam tikrus specifinius dalykus. Taip. Bet kol tu dar nepapasakoji ir kitos istorijos, noriu tavęs paklausti. Čia išlindo labai geras tas apie planavimo nėštumą ir kiek reikia tų mėnesių.
Tai manau ypatingai, jeigu jau tu nusprendai, kad planuoji nėštumą ir nori susilaukti vaikelio ir, kaip sakant, ar kontracepciją nutraukia ir tiesiog jau pasileidai tą kelionę. Ir nesiseka vienas po kito mėnesio, tai nėštumo testai neigiami ir nėra tų 2 juostelių nors tu ką, o žiūrėk, tavo draugį Justė užkibo iš pirmo karto, o ten Rasa parašė po 5 mėnesių, kad irgi laukiasi, o tau jau 6 mėnuo ir nieko. O tai kada kreiptis, ar aš čia normali, ar mums čia jau viskas gerai, kodėl mums 6 mėnesius neišeina, tai kaip tai... Šiaip aš visada, kaip pirmiausia išgirstu tokius nuogastavimus pas pacientą, sakau, kad jos pirmiausia nurimtų. Ir aišku, nestresuotų ir to, sakykime, nusiteiktų, sakykime, ir priimtų tą dalyką kaip normalų. Pirmiausia, tai taip, nes moteris mes viską norim gyvenime planuoti, kontroliuoti, mėnesinių ciklą, lytinius santykius, taip pat vaiko planavimą. Tai iš tikrųjų tai įneša į poros gyvenimo pakankamai daug streso. Ir iš tikrųjų ir tai gali trukdyti, ta stresinė tokia būsena tiek vienam, tiek kitam partneriui, na, sakykime, sėkmingam pastojimui tolimesniam, ar ne, įtakos gali turėti. Bet šiaip, sakykime, jeigu yra partneriai sveiki, viskas yra tvarkoje ir, sakykime, žinot ir savo buvusią istoriją, sakykime, neturit kažkokių sunkių lėtinių ligų, kurias reikėtų koreguoti, tai rekomenduojamas laikas, kada jūs galit saugiai bandyti ir, sakykime, tai yra 12 mėnesių. Dažniausiai, sakykime, pagal mokslinius tyrimus didžioji dauguma porų pastoja, sakykime, per pirmuosius 6 mėnesius, likusi dalis per pirmuosius ne 9 mėnesius. Tai čia tikrai nereikia stresuoti ir tą laiką priimti kaip natūralų, sakykime, ir bandyti, na, džiaugtis tuo procesu, va, kaip tu sakai, to šeimos planavimo, pasileisti tą kelionę. Bet per tą mėnesį, ko gero, net ir jeigu jūsų draugo aplinkoje taip sukrito, kad visos per mėnesį pirmąjį ciklą pastojo, tai iš tiesų procentaliai tai būtų, ko gero, 10-15%. Faktas, tiesiog gal taip sukrito į krūvą visos, žinot. Tikrai taip. Tai vis tik tai 12 mėnesių yra ta riba, kai jeigu nepavyksta ir esate sveiki, reikėtų kreiptis pagalbos. Na ir kaip kalbėjom, kai dabar visus taip planuojam savo gyvenimą ir mes irgi sakome, kad reikia turėti iš tiesų vaikų, kad ir kaip gydytojas sakome tada, kai tu iš tiesų to nori ir esi tam pasiruošęs visomis prasmėmis, bet ar tikrai tada nebus per vėlu? Manau, irgi ne viena, kuri mus dabar klauso, pagalvoja, okei, o ką tada darysim, kai jeigu aš norėsiu jų tik 35, galiu tada? Na, iš tikrųjų, tai aš va, kaip prieš tai minėjau, ar ne, vieną iš tokių situacijų galbūt liūdnesnių aptariam, o dabar, sakykime, galiu tokią vieną džiugę situaciją iš tikrųjų papasakoti, kada tikrai, na, kaip ir kalbėjom su tavim prieš tai, na, tokio teisingo laiko turbūt nėra. Taip, aišku, sakykime, statistika galbūt mus kažkiek gazdina ir įpareigoja, kad po 35 metų mes ten, sakykime, galim sunkesni šansai būti pastoti. Didesnė galbūt genetinių ligų rizika, persileidimų tikimybė, ar ne, sakykime, ypatingai tam amžiaus tarpsnėje nuo 35 iki 40. Bet vėlgi, tai yra vidurkiai, tai yra skaičiai, tai yra statistika. Ir tikrai neretai iš tos statistikos tokių sėkmingų atvejų mes matom. Tai viena ta pacientė, kurią aš turbūt, na, atsiminsiu labai ilgai ir iš tikrųjų jau kuo toliau, tuo daugiau mes matom, nes mūsų gyvenimo tempui greitėjant, mūsų, sakykime, karjeros galimybėm žmonės rūpinasi, kažkokiu geresniu gerbūviu savo, ar ne? Ir gyvenimo būdas iš tiesų gerėja. Ir jis mūsų neskatina taip skubėti, galbūt, ar ne? Mes sveikatinamės, einame į sporto klubus, stengiamės sveikiau maitintis. Taip, ir, sakykime, čia yra toksai vienas iš tų turbūt variantų, kada moteris, sakykime, su partneriu jau buvo gerokai virš 40, atvyko konsultacijai kaip nėštumo planavimui, na, viskas kaip ir tvarkoja, neskaitant to veiksnio, kad tai yra vyresnio amžiaus pagal mūsų statistinius rodiklius, ar ne, tai žmonės nei atrodo, nei jaučiasi pirmiausia taip. Ir mes, kai aptarėme viską, na, sakykime, davėm žalią šviesą bandymui. Ir jie jau po mėnesio atvyksta ir sako, žinokit, mums pavyko. Mes iš tikrųjų labai, sako, irgi stresavom, tikrai bijojom, aplinkinių galbūt šiek tiek tokia, na, nuomonė ir požiūris, kad ką jūs čia dabar sugalvojate, tokiam amžiui, na, žinot. Bet viskas ėjosi sklandžiai, dabar jau praktiškai baiginėjasi nėštumas ir iš tikrųjų viskas labai puiku. Ir labai atsimenu iš tikrųjų, kaip mes kalbam apie tai, kad yra kada geriausias laikas ar ne, ir kada mes to labiausiai norim, tai vat būtent pacientė mano ir pasakė, kad geriausias laikas yra vat būtent tada, mes tik dabar su vyru supratom, kad mes esam pasiruošę, mes to norim, tai vat galbūt tai ir buvo tas sėkmės bilietas į tai, kad taip greit pavyko. Tikrai taip, ir auginant tuos vaikučius, kuriuos suplanuojate, tikrai džiaugsitės jais tuomet, kai to labai norėjote.
Ir ko gero man apskritai dirbant Danijoje, ten nors statistiškai yra labai panašus amžius, kada moteris gimdo pirmąjį kartą, apie 30 metų, tai tiek ir Lietuvoje, man atrodo, 29-30. Kažkas apie taip. Taip pat ir Danijoje iš tiesų yra toks pats skaičius, bet kadangi gyvenu mieste Kopenhagoje, tai tas skaičius ten yra gerokai didesnis ir dauguma porų susilaukia pirmojo vaiko po 35 metų. Ir tai yra tokia norma, kad tiesiog mokyklose, darželiuose visus tėvus, kurie sustinki, bent jau už mus, yra visi gerokai vyresni. Bet tai tikrai ir moteriams nesutrukdo nėštumą išnešioti sklandžiai, ir pagimdyti sklandžiai, ir netgi turėti puikų pagimdyminį laikotarpį. Tai nėra tos vienos taisyklės. Aš tikrai ypatingai dabar, kai tokie gyvenimo tempai ir ritmai, tai manau, kad kaip viskas vėlėja, taip ir pirmą kartą gimdančios moteris vėlėja ir pakartotinai gimdančių amžius taip pat yra vyresnis. O kalbant apie tai, manau, čia irgi dar toks, o jeigu aš ne vieno vaiko norėsiu 3 ir pradėsiu tik 35-30, tai kas tada gaunasi, o tarpai tarp jų, kokias galima daryti tarpus? Šiaip irgi tokio, sakykime, vienos tokios galbūt teisingos nuomonės nėra, vyrauja tokie pamastymai, kas čia būtų teisinga. Iš tikrųjų, tai labai yra priklausoma nuo to, kaip pirmąjį vaikutį, kokiu būdu jūs pagimdėte, ar ne, ar jūs pagimdėte natūraliais gimdymo takais, ar buvo atlikta cezario pjūvio operacija. Tai šiaip plataus masto tyrimai, sakykime, moksliniai tyrimai, kurie apima aukštesnės pajamas gaunančias šalis, ar net, kurių, sakykime, priskirtumėm ir Lietuvą, tai tą amžių geriausia tarp nėštumų įvardyja maždaug nuo 12 iki 24 mėnesių, jeigu yra pacientės gimdžiusios pirmą vaikutį natūraliais gimdymo takais. Taip. Jeigu pacientė yra gimdžiusi per cezario pjūvį, norėtumėm, kad tas laikotarpis būtų bent 18 mėnesių ir tada tik tai jau planuotumėm, ar ne? Aišku, yra situacijų, kada, ypatingai, kai nesėkmingai baigėsi pirmieji nėštumai, sakykime, po persileidimo, po, sakykime, kažkokių medicininės indikacijas turinčių nėštumo nutraukimų, tai rekomendacija būtų nėštumo tarpą išlaikyti bent iki 3 mėnesių. Bet vis tik tai yra situacijų, kai tikrai galima planuoti nėštumą po persileidimo ir iš karto. Taip, jeigu viskas tvarkoje, jeigu, sakykime, moteris jaučiasi pasiruošusi. Iš principo baigėsi kraujavimas, tuomet reiškia, gimdoje kaip ir žaizdelė užgyjo, tuomet baigėsi infekcijos rizika ir tuomet galima vėl užsimti lytiniais santykiais. Ir ateinančiam cikle iš tikrųjų galima planuoti nėštumą. Jeigu tik jūs to norite ir esate pasiruošę. Jaučiatės puikiai, viskas veikia puikiai, tai žodžiu, tai tikrai galima ir įmanoma. Nėštumo planavimas apskritai gali sukelti labai daug streso, nerimo, baimių, kyla įvairiausių klausimų. Taigi tam, kad jums būtų ramiau, mes ir kalbame su Akvilė tiek šiandien, tiek mūsų naujame video kurse apie nėštumo planavimą, kad padėtume jums išsklaidyti įvairiausius mitus, atsakyti į jūsų klausimus plačiau nei spėjome konsultacijų metu. Tai labai dėkoju šiandien Akvilė tau už mūsų pokalbį. Tikiuosi jau atsakėme į dalį jūsų klausimų apie nėštumo planavimą. Ačiū, kad pakvietėt.